Sveiki, čia Jurgis iš Tavo Tikslas LT. Tai šiandien yra penktadienis 13 pilnatis. Ar yra pridaringų? Tikiuosi, kad ne. Kaip bebūtų, aš pagalvojau dabar padaryti tokią žinutę šiai dienai. Kiek įtakoja mūsų programavimas kaip asmenybės mūsų rezultatus ir gyvenimo stilių. Dažniausiai mes būnam tokioj pozicijoje, kai darom kažkokius veiksmus ir tikimės gero rezultato. Man labai patinka Eric Ward palyginimas su kompiuteriu ir printeriu. Kai tu spausdini tam tikrą dokumentą, paleidi spausdinimą ir matai klaidą. Pamatai lapę klaidą, paimi korektorių, užtušuoji, klaidos kaip ir nėra. Vėl einam prie printerių, paspaudžiam print ir vėl išeina dokumentas su klaida. Kaip tai gali būti? Paimam dar kartą šitą korektorių, dar stipriau užtrinam tą klaidą. Vėl einam prie printeriaus, vėl paspaudžiam spausdinimą ir kas gaunasi? Vėl tas pats. Kaip taip gali būti? Kaip visi žinom, kompiuteris turbūt yra logiška, kad reikėtų užeiti į programavimą, į kompiuterį, pataisyti klaidą ir tada spausdinti per naują. Tai dažniausiai yra taip. Spausdinimas tai yra tas pats kaip veiksmas. Tai vadina action. O atspausdintas dokumentas yra rezultatas. Ir mes galvojame, kad darydami daug kartų veiksmus, kartuosim tą patį ir galiausiai turėsim rezultatą, kurį norime ir tuo pačiu turėsim gerą gyvenimo stilių. Ne velnio? Taip nesigauna. Tai turbūt yra kažkas už tos veiklos, kas įtakoja rezultatus. Tai yra programavimas. Tai vadinamas programavimas, kas įtakoja mus. Tai pavadinkime, įsivaizduokit, kad brėžiam liniją, kuri atskiria tai. O ten už tos linijos eina mūsų pamąstymai, mūsų samprotavimai apie tą veiklą. O kas atakuoja tos samprotavimus, įsitikinimus? Oi, tikrai labai daug. Galit patys pagalvoti, kas tai gali būti. Ar įtakoja šeima? Ar įdiegia tam tikrus principus, kas yra gerai jūsų šeimoje, kas yra toleruotina, kas ne? Ar turi įtakos religija? Paaiškina, kas yra gerai, kas yra blogai, kuo tikėti, ko netikėti. Ar turi įtakos, prašau, už mano lietuvių kalbą. Ar turi įtakos televizorius, socmedia, Facebookai, Skype'ai, Delfi, dar kažkas, žiniasklaida? Tai turi didžiulę įtaką. Tai pasako, ką mums pirkti, apie ką galvoti, kokie yra karai, kas vyksta. Tai va, tiesiog pagalvokite, kiek tai turi mūsų gyvenimo įtakos ir kokią įtaką tai turi mūsų rezultatams. Ir tai, kad jūs dabar nesat sėkmingi pardavimuose arba kokioj nors veikloje, tai nebūtinai veiksmas. Pagalvokite, ką galima sutvarkyti, kas įtakoja jūsų mintis. Jeigu jūs galvojate, kad tai yra blogai, tai įtakoja jūsų sprendimus, o sprendimai įtakoja tai, ką jūs turite realybėje, mūsų rezultatus. Tai šios dienos žinutė yra tokia. Tiesiog identifikuokite, kas įtakoja jūsų gyvenime, ką jūs galvojate, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, ar yra kažkokios baimės. Ir kitam video mes galėsime apie tai pakalbėti.
ir giliau išnagrinėti, kokią įtaką turi būtent televizorius, kokią įtaką turi mūsų auklėjimas, kokią įtaką turi politika, mūsų išsimokslinimas, išsilavinimas, draugų nuomonė ir panašiai. Tai linkiu gražios dienos, gero penktadienio ir puikios nuotaikos. Viso geriausio, su jumis buvo Jurgis iš Tavo Tikslas LT.